Tikrai mes turime savo draugų rate, kurie jau augina vaikus, kuriems yra 16, 17, 18 metų. Ir aš jums galiu pasakyti, yra tikrai smagu, kada tėvai gali leisti savo vaikui nupirkti pirmąjį automobilį, kurį galima vairuoti nuo 16 metų. Turi galimybę investuoti į vaiko teisės automobilių laikytis. Turi galimybę nupirkti 18 metų gerą, kokybišką automobilį, jam kaip susisiekimo priemonę atvažiuoti iki tėvų, į kitą miestą, ten tarkim iš sostinės į kitus miestus, vairuoti ir nevažinėti autobusais, tarsi turėti tą komfortą, bet tą komfortą realiai vaikas, kai jam yra 18 metų, jisai negali savo jo sukurti, jisai ką gali padaryti, tai gerai mokintis ir kažkur galbūt padirbėti. Bet visus kitus dalykus, patogesnį būstą, komfortiškesnį būstą, galbūt, kaip ir sakau, tas pats automobilis, tie patys mokslai, jeigu yra dalinai apmokami ar pilnai apmokami, o galbūt papildomi kažkokie tai nebūreliai, kaip čia pasakyti, na, sakykime, būreliai, ar ne? Tai visą tai turime duoti mes, jeigu mes tą galime sau leisti. Tai jeigu tu neturi santaupų iš kažkada tai jų susitaupęs, tai kaip tu gali iš tikrųjų nuo vieno atlyginimo ar kelių nupirkti vaikui automobilį, sumokėti jam už būstą, galbūt net ir pradinį įnašą, padėti jam surinkti, kaip sakau, tai yra beveik neįmanoma, realiai neįmanoma. Tai aš skaitau, kad mes patys savo, tėvai, palengvinam gyvenimą, jeigu mes pradedam taupyti dabar vaikui. Va dabar pradedam taupyti. Ne kiek vaikui palengvinam, nes vaikas gali priprasti prie bet kokių sąlygų, aš manau. Kokias tu jam duosi, jisai pripras. Bet pačiam, kaip tu pats jausies, kada tu supranti, kad tu ištaškydavai jo visus pinigus, kurios gaudavai iš valstybės ir nei vieno cento jam nesi atsidėjęs. Aš manau, kad tą, kas sukuria tėvai, tokiais pačiais žingsneliais gali keliauti ir jo vaikas, lygiai taip pat samprotauti apie kaupimą, apie investavimą ir mes tikrai su vaiku apie tai net dabar ir anksčiau mes net kalbėdavom, kas brangiai kainuoja, kas nebrangiai kainuoja, kiek mes galim leisti savo, ko mes negalim, kodėl aš jam negaliu saują saldumynų ir kodėl aš negaliu kiekvieną dieną jo vesti į žaidimų kambarį, kodėl mes kiekvieną dieną negalime eiti į kavinės. Ne dėl to, kad tai nėra sveika iš sveikatos pusės, bet ir iš piniginės pusės, kad mes geriau investuojam pinigus, geriau atsidedam, geriau pataupom ir kažkur nukeliausim, nuvažiuosim, patostogausim. Tai aš manau, kad kuo vyresnis vaikas, tuo daugiau aš jam apie tai kalbėsiu ir mes ieškosime kartu visi tryse, aš, Mantas ir Oskaras, ieškosime kartu to balanso tame investavime ir neišlaidume. Tai aš manau, kad tikrai mokyklose, o gal jau ir dabar yra tokios pamokėlės, kurios būtent vaikus mokins apie tai, kad ne tik matematikos reikia, bet ir pačio investavimo ir kaip tą dalyką daryti. Kad ne visi pinigai turi būti išleidžiami tada, kada vaikas gauna atlyginimą, kuriam yra 18 ar 19 metų, kad dalį pinigų tu turi atsidėti ir tu rodysi savo pavyzdį, kaip tu jam atidėdavai tada, kad tau pačiai buvo 30 keli metai ir atidėjai jam dėl jo geresnio, kaip sakau, dėl jo geresnės ateities. Tai va, tai, kaip sakau, labai tikiuosi, kad ir mūsų vaikas tokį, kaip sakant, tokiais žingsneliais eis, tada, kada dar labiau apie tai supras. O aš visas mamas ir tėvelius raginu netikėti mitais, kad neįmanoma sutaupyti. Įmanoma ir dar kartą įmanoma. Mes patys esam to pavyzdys.